Sveiki kinomanai, į jūsų išmaniųjų prietaisų ekranus sugrįžta laida Kino DNR, bei naujasis jos vedėjas aš, Edvardas Stabinskas. Nuo šiol filmus narstysime dar smulkesnėmis molekulėmis, o be naujai iškeptų į kino teatrus tūkstančių žiūrovų sutraukiančių juostų, pristatysime ir mažai žinomus faktus apie kino gurmanų mėgstamiausius kūrinius. Šį sezoną pradedam 5 karščiausiamis naujienomis, kurios didžiuosius ekranus užkariaus jau gruodžio pradžioje. Panašu, kad siaubo filmams ir trileriams nebus vietos. Karaliaus šventinė nuotaika padedančios sukurti komedijos ir romantiniai filmai. Panašu, kad filmo anonse pasirodantis Ryan Gosling juostos populiarumo garantas. Iš Kanados kilęs aktorius į romantinės komedijas pritraukė ne tik aistringiausias gerbėjas, bet ir jų vaikinus. Būtent todėl spėjama, jog miuziklas Kalifornijos svajos kūrėjams uždirbs ne $100,000. Tiesa, juostos siužeto linija sena kaip pasaulis. Emma Stone įkūnija heroję Mia, eilinę padavėją iš Los Andželo, kaip ir tūkstančiai kitų merginų svajojančią apie aktorės karjerą. Mergina sutinka džiazo pianistą Sebastianą, trokštantį atsidaryti savo muzikos klubą, tačiau neturinti tam pinigų. Nereikia nesakyti, kad tada prasideda romantiški nuotykiai skambant itin gerai muzikai. Nors siužetas skamba banalokai, nenuvertinkite Kalifornijos svajų iš anksto. Juostą režisavo Damien Chazelle, lietuvių pamėgtas dėl 2014 pasirodžiusios muzikinės dramos Atkirtis arba Whiplash. Filmas ne tik sužavėjo kinomanus visame pasaulyje, bet ir laimėjo 3 Oskarus bei 1 auksinį gaublį. Į šviesų ir romantišką prieškalėdinį laikotarpį šiek tiek įtampos įneš drama Naktiniai gyvuliai. Juostoje pasakojama nelinksma aktorės Amy Adams įkūnijamos Suzanos istorija. Ji – sėkminga moteris iš Los Andželo, kurios viskuo aprūpinta gyvenimą temdo nenusisekusi santuoka. Vieną dieną Suzana pasiekė buvusio vyro knygos rankraštis, dedikuotas būtent jai. Rašinio siužetas sukasi apie žiaurią gaują iš Teksaso, o buvusio mylimojo aprašytos scenos kraupiai sutampa su herojės praeities detalėmis. Pagal garsią Austin Wright knygą Tony and Susan pastatytas filmas dėmesį prikausto 2 labai kontrastingomis, tačiau nemažiau vieną už kitą svarbesnėmis siužeto linijomis. Čia bohemiško Los Andželo menininkų pasaulio vaizdus keičia negailestingą Teksaso kasdienybę. Tai, kad tikram kinomanui praleisti šį filmą būtų tikra nuodėmė, įrodo jau renkami apdovanojimai. Naktiniai gyvuliai Venecijos filmų festivalyje laimėjo didįjį žiuri prizą. Gruodžio 12 kino teatruose pasirodysianti komedija Firmos kalėdinis balius leis pažvelgti į šventinį sezoną, kiek kitokių kampų bei atiduos dosnią duoklę Jennifer Aniston fanams. Čia garsioji aktorė didžiulės kompanijos direktorė Carol. Sėkmingam jos verslui trukdo tik T.J. Miller įkūnijamas brolis Clay. Vienam iš padalinių vadovaujančiam jaunėliui labiau nei darbas rūpi linksmybės. Neapsikentusi nuostolių, Carol nutarė brolį atleisti. Tuo tarpu šis savo kailį bando išgelbėti labai neįprastu būdu. Surengė grandiozinį firmos vakarėlį. Savaime suprantama, viskas klostosi ne taip, kaip planuota. Mėgstantiems rimtą, kaktą suraukusį kiną, filmas ko gero nepaliks didelio įspūdžio. Tačiau su malonumu žiūrėjusiems projektą X tikrai verta išvysti Firmos kalėdinį balių. Beje, kartu su Jennifer Aniston čia pasirodys ir tokie aktoriai kaip Kate McKinnon, Olivia Munn, Jason Bateman ir Jamie Chung. Žvaigždžių karų fanai tikrai žino, ką veiks gruodžio 16 dieną. O tiems, kurie mistiniu būdu negirdėjo apie vieną svarbiausių šių metų kino įvykių, papasakosime. Tądien pasirodys 1977 filmo Žvaigždžių karai – Nauja viltis priešistorė. Juosta nukels į tuos laikus, kai sukilėliai ruošiasi pavogti mirties žvaigždės planus. Todėl filmą verta pamatyti ne tiems, kurie nespėjo susipažinti su 4-ąja Žvaigždžių karų dalimi. Niekam nepaslaptis, jog legendas pranokti ar joms prilygti labai sudėtinga. Šios rizikingos užduoties ėmėsi režisierius Gareth Edwards, lietuvių žiūrovams pažįstamas iš 2014 juostos Godzilla. Į komandą režisierius subūrė tokias žvaigždės kaip Donnie Yen, Felicity Jones, Diego Luna, Mads Mikkelsen ir daugybė kitų. Todėl dėmesio vertas reginys garantuotas. Turime gerų žinių filmo Blogasis Santa gerbėjams. Po 13 metų į ekranus grįžta juostos tęsinys. Pagrindinio veikėjo amplua ir vėl pasirodo Billy Bob Thornton, o jo bendražygiu išliko Tony Cox. Šįkart planas dar nedaresnis. Prieš pat gražiausią metų šventę apšvarinti vaikų labdaros organizaciją. Lyg to nebūtų gana, prie pamėgtų personažų prisijungė netikro kalėdų senelio mama, kurią įkūnija Kathy Bates. Juostos režisierius Mark Waters žada dar juodesnį humorą nei 2003 pasirodžiusioje pirmojoje dalyje. Todėl jei norite užsikrėsti tyra kalėdinė nuotaika, Blogasis Santa 2 nėra pats tinkamiausias pasirinkimas. Susipažinę su naujienomis atsigręžkime į kino klasiką.
Pristatome jums įdomybių rubriką, kurioje kalbėsime apie mažiau žinomus, tačiau vis tiek įdomiausius faktus tiesiai iš industrijos gelmių. Nusižengėme principams ir laužydami pirmąją taisyklę kalbame apie kovos klubą. Pristatinėti filmo tikrai neverta, tačiau užduodame tai, ką greičiausiai pražiopsojate susikoncentravę į įtemptą siužetą. Bene kiekvienoje scenoje galima išvysti Starbucks puodelį. Ir tai tikrai nėra įsiblaškiusio statisto klaida, o apgalvotas David Fincher pokštas. Tam režisierių įkvėpė ankstesnis jo filmas The Game, kurio kadruose pavyko prikaišioti škotų tradicinio patiekalo hagio. Tai buvo pagerbtas hagis pramintas operatorius Harris Savides. Tuo tarpu scena, kai Tyler Durden paprašo Edwardo Nortono įkūnijamo herojaus smogti, itin įtikinama ne dėl Brado Pitto aktorinių sugebėjimų. David Fincherio reikalavimus smūgis buvo tikras, todėl Pittui emocingai sureagavus, Nortono lūpose galima išvysti piktdžiugišką šypseną. Tyler Durden juostoje mėgo provokuoti visuomenę kino teatre 25-ojo kadro pagalba. Jisai rodydavo vyro lytinius organus. Ar pastebėjote, kad romantiškoje pabaigoje, griūnant pastatams ir skambant bene žymiausiam Pixies kūriniui Where is my mind, ir prieš jūsų akis šmėsteli vyriškos grožybės. Šiam kartui tiek. Susitinkame už 2 savaičių su dar karštesnėmis kino naujienomis ir dar labiau intriguojančiais kino istorijos faktais. Su jumis buvo Edvardas ir Kino DNR.